Na, gera pavasarį pavaikščioti gamtoje. Vakar aš jums rodžiau tiesioginę transliaciją netoli Vilkaviškio rajone. Čia yra netoli Paširvinčio pelkės išpjautai masiškai medžiai, didžiuliai stambus medžiai. Ir vienintelis rezultatas, kurį pavyko pasiekti nuo vakar pranešus tarnyboms, tai yra toks. Sureagavo ekologai, sureagavo ūkininkai, visi sureagavo ir staigiai yra viskas rebiama. Na, dabar pasigrožėkime, ko verta mūsų Lietuvos gamta. Viskas eina šaibą. Ačiū Vilkaviškio rajono ekologui, ačiū labai, kad sureagavot. Taip, labai dėkojam aplinkos apsaugos departamentui. Dėkojam nacionaliniai žemės tarnybai, kuri prižiūri valstybės turtą. Žiūrėkit, va, fūros vos nevirsta ant šonų nuo biomasės. Taip. Žinokit, to mums ir reikėjo Lietuvoje. Va taip mes mylim gyvybę. Pavasarį. Paukščių veisimosi metas. Aš esu gamtoje dabar. Regioniniam parke, išėjau pasivaikščioti po regioninį parką. Vakar dėl masiškai išpjautų savaiminių miškų kreipiausi ir skambinau į Vilkaviškio rajono administraciją, vyriausiam ekologui Dariui Bunikiui. Ačiū, kad sureagavot. Super. Atvažiavo ekologai patikrinti medžius, sakiau, pamatuokit kelmus, nes galimi pažeidimai. Tai liuks, ekologai Dariau Buniki, ačiū, kad rūpinatės gamta. Man jisai vakar pasakė, kad įstatymai nedraudžia. Ir realiai sakė, kad galima išpjauti išnuomotą valstybinę žemę visiškai be leidimų. Jo, tai ačiū ekologams, ačiū Vištyčio regioninio parko direkcijai, kad nepatingėjot, užsakėt tokias fūras, žiūrėkit, gal net neišvažiuos, ant kiek yra persisunkusi ta fūra, tokia ant šono jau persivertusi. Tai žmonės rapsai atrieda atidunda. Andrius Mickevičius išsinuomavo šią žemės, apie 200 hektarų savaiminių miškų buvo išnaikinta per kelias dienas. Matote įspūdingo dydžio krūvas. Ir vienintelė reakcija, kokios sulaukėm vakar po kreipimosi, skambinom ir 112, tai va yra tokia. Va taip sureagavo tarnybos. Taip sureagavo valstybė, reikia drožti visus įkalčius. Skambino aplinkos apsaugos departamentas ir kai skambino, numeris buvo užžymėtas taip medžioklės klubas gamta. Aš esu įrašą pokalbio padaręs, taip sveikas koordinatės. Čia yra Vilkaviškio rajonas ir koordinates toj pasidalinsiu. Stirniškių kaimas. Ir tikriausiai viena po kitos važiuos šiandien fūros. Ačiū tarnybom, kad sureagavo. Vienintelis, kaip sureagavo tarnybos, tai
iškvietė, kad drožt pradėtų. Tai va, super, valstybė mūsų labai myli gamtą. Labai myli gamtą pavasarį paukščių veisimosi metu. Ta prasme, 21 amžius, mėlyjei, 21 amžius. Niekas nebadauja. Visi turi tiek komforto, kad nebežino, ką su tuo daryti. Ir mes va tam leidžiam vykti. Tai jeigu ten buduliai dirba ir nesiorientuoja, tai mes kažką darykim, padėkim tiem žmonėms susivokti kažkaip. Nes čia privalo, žinokit, čia nereikia jokių mokslų baigus būt, žiūrėkit. Ir arkliui, aišku, pavasarį paukščių veisimosi metu, tu negali pjauti tokių medžių. Man ekologas sako, nereikia leidimų. Reiškia, Dariau Bunikį, jeigu iki tavęs įrašas, aš nežinau, ką tu ten veiki tam Vilkaviškį, bet jeigu tau kaip ekologui, o prie tavo pavardės parašyta, kad tu ekologas, jeigu tau yra toks vaizdas, ką mes čia matom, tai aš manau, kad tu turėtum kitą darbą dirbti. Ir apskritai, ką jūs veikiate regioninio parko direkcijose? Susiraskit numerius, dabar žiūri 20 žmonių, ar ne? Įveskit į Google. Vištyčio regioninis parkas, susiraskit kontaktus, paskambinkit tiem darbuotojams, paklauskit, ar čia normalu? Čia yra normalu pavasarį paukščių veisimosi metas, ne? Pažiūrėkit, tokie rastai. Normalu, čia valstybės turtas, valstybinė žemė. Paklauskit jų. Žiūrėkit, žmonės, kaskadininkai dirba, jau, suprantat, nebežino, kur dėtis nuo to godumo, kur persipildo tas fūras. Po to ten sunku išvažiuoti. Iš viso čia keliai išmauruoti, baisiausiai. Jūs pažiūrėkit, natūralios pievos čia buvo. Žmonės, natūralios pievos, dabar magistralės kažkokias pasidarė per vietas. Čia griežlės yra, kumutės gyvena. Čia, jeigu pradėtų registruoti į SRISą, į saugomų rūšių informacinę sistemą, čia belekiek tų rūšių rastumėt, žmonės. Ta prasme, atvažiuokim, pasidarom talką, suregistruokim tas rūšis. Aš nežinau, gal tiem ubagam iš VSTT, kur ten prie popierių sėdi kabinetuose, gal mes sumetam jiem pinigų ir, tegu jie suregistruoja. Aš nežinau, ko imtis, jūs sakykit. Nes čia visko tuoj neliks ir visur užsės rapsais. Paims visur nupurkš dar nuodais ten. Ir eis rapsai iki pat pelkės paširvinčio. Iš viso žmonės pamiršo jau tokius organizmus kaip kumutės, jau nelabai net žino, kad tokie yra iš viso. Paskambinkit kažkas tarnybom, aš nežinau, aš paskambinau, tai tokį rezultatą gavau. Labą dieną. Viskas gerai, mes viešoje vietoje valstybiniai žemė esame. A čia ilgai dirbsit šiandien? Bus daugiau fūrų, ar neatvažiuos? Ne, tai aišku, darbuotojai čia kalti, nekalti, spręskit patys, bet rezultatas tas pats. Sunaikinta žemė ir užrapsinama viskas. Neatvažiavo ekologai niekas kelmų pasižiūrėti. Nežinau, vėl skambint 112, ar yra prasmė, jūs man pasakykit. Žinokit, vienam reaguoti yra, patikėkit manim, sunku. Vietos gyventojai tai nežino, ką daryti, jūs pasižiūrėkit, kokio dydžio medžiai išpjauti natūraliuose savaiminiuose plotuose. Vėl Laimis Striukys prisijungia. Sveiki, Laimi. Laimis Striukys yra medienos rūšios specialistas Ukmergės regioninio padalinio valstybinės miškų urėdijos darbuotojas. Jam vadovauja ir su juo kartu dirba Virginijus Šalčiūnas Ukmergėje.
yra ypatingai nesuvokiami iš viso kirtimai. Ukmergės regione kertamos sengirės pavasarį. Dabar, kai kalbam, vakar savanoris nuvyko pasižiūrėti išpjauti miško sklypai, kuriems virš 130-150 metų, kai kuriem vidutinis medžio amžius, tai reiškia kertamos ir 200 metų pušis. Ten iš vis jokio saiko nėra. Tai nežinau, laimį siūlau, draugiškai tiesiog siūlau, susiraskit kitą darbą, tiesiog dėl sąžinės savo, dėl ateities, pagalvokit. Aš tiesiog rodau, dokumentuoju, neskatinu jokios neapykantos destrukcijos, bet žinokit, o tai vyksta Suvalkijos pakrašty, rapsai atrieda, atidunda. Viena fūra prisikrovė, dabar uždedamas tentas ir bus išvežamas krovinys. Visa gyvybė yra sudrožiama pavasarį paukščių veisimosi metu. Pasidalinkit, jeigu turit kontaktai su užsienio organizacijom, su tarptautiniam organizacijom. Jokios kontrolės nėra, kontrolės. Savaiminius miškus gali pjauti be leidimų, gal netgi. Šitą mes aiškinamės dabar. Vakar skambinau tarnyboms, skambinau ekologui Vilkaviškio ir 112, perskambino aplinkos apsaugos departamento pareigūnas ir be skambučio metu, ką aš mačiau numeris, buvau užregistruotas kaip medžioklės klubas Gamta. Tai aš nežinau, kaip siejama, pasakykit man, aplinkos apsaugos departamentas, kuo susijęs su medžioklės klubų Gamta. Kokios yra sąsajos? Kodėl man, kai skambina žmogus prisistato iš aplinkos apsaugos departamento pranešimų priėmimo skyriaus, kodėl man telefone rodo medžioklės klubas Gamta? Galit paaiškinti man, surast. Paklausiau pareigūno vardo, skambino oficialus pareigūnas iš pranešimo centro, tai prisistatė, nepasakė vardo. Kodėl? Nereik prisistatyti. Aš nesuprantu, kokioje mes valstybėje gyvenam. Kas čia vyksta? Jūs man paaiškinkite, kas čia vyksta, ką veikia aplinkos ministerija? Ar nereikia jokių, ta prasme, bent minimalios kontrolės, ar nereikia valstybiniai žemiai? Ar tiesiog valstybinė žemė gali būti išnuomota ir galima bet ką padaryti? Galima radioaktyves atlikas išpilti, bet ką? Tai ta prasme, mes dabar, supraskit, mes dabar turim priversti juos dirbti. Tuos žmonės iš saugomų teritorijų tarnybos, iš regioninio parko, iš aplinkos ministerijos. Nes iš gamtos liks tik tai šipuliai ir mašinas jūs matysit daugiau negu paukščius ar bet ką kitą. Ta prasme, yra kiekvieną dieną šimtais hektarų naikinama. Jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo natūralios pievos, kurių taip trūksta, kurių taip reikia. Čia yra natūrali pieva. Aš einu per natūralią pievą. Jūs palaukit, ten nueisim toliau truputėlį, aš jums parodysiu, kaip tie aštuonračiai, kur neižvelgė. Buvo atvažiavęs žmogus čia, vietinis gyventojas pasakojo, iš Vištyčio regioninio parko buvo atvažiavęs, ar ne, darbuotojas. Sako, viskas yra gerai. Jisai net nepasivargino, aišku, pajudinti savo užpakalio ir nueiti iki realių iškirstų kelmų. Aš tos kelmus nufotografavau, nuėmiau koordinatės. Esmė tokia, kad aš nežinau, ar patys tie ekologai kažką gaudosi su šitoj sistemoje ar ne, bet man tas Vilkaviškio rajono ekologas Darius Bunikis, aš jam vakar skambinau. Jisai sakė, kad leidimų nereikia tokiam, nes čia žemės ūkio paskirties žemė, bet želdiniams, kurie
virš 20 cm skersmens, jiem jau reikia. Jiem reikia su ekologų suderinto leidimo. Sakė, jisai nieko nederino, nieko nežino. Išpjauti, žinokit, eglės, kurios aš jau filmavau kokio storio ir tikrai storesnės negu 20 cm. Išpjauti netgi uosiai seni. Visiškai senoliai uosiai. Yra vienas egzempliorius, užfiksavom virš 100 metų uosis, kurių, iš esmės yra nedaug dabar Lietuvoje, nes juos labai paveikia ligos. O čia yra natūralios saugomos pievos. Regioninis parkas Vištyčio, valio, sveikinam, ačiū labai, jūs šaunuoliai, jūs nieko nedarot ir jum mokam pinigus mes. Jūs ten sėdėt prie kompų, gamtai nėra laiko, taip. Taip, va, prašau, yra nuostabu, natūralios buveinės. Aš vakar čia vaikščiau vakarop ir užfiksavau kumutės, reiškia tokie varliagyviai, kurie skleidžia labai ypatingą garsą. Visoje Europoje saugoma raudonosios knygos rūšis. Niekam neįdomu, neįdomu, tikrai buvo informuoti regioninio parko darbuotojai. Žmonės, jeigu norit kažką padaryti dėl gamtos, susiraskit kontaktą iš Vištyčio regioninio parko ir paskambinkit jiem, davai paskambinkim. Aš ir paskambinsiu šiandien, aš nuvažiuosiu, žinokit, gyvai pas juos. Aš nežinau, ką jie ten veikia. Žmonės, nebegali taip tęstis. Jeigu jum pasakys, kad čia viskas pagal teisės aktus gerai, tai priminkit, kad jie irgi yra tos sistemos dalis ir kad tegul dirba ir kažką daro dėl to. Nes, pasižiūrėkit, čia 0,5 metro gylio provėžos. Regioniniam parke. Ta prasme, apie ką mes kalbam? Sveiki, gyvi, kas naujai prisijungėt. Transliacija masiškai iškirsti savaiminių miškų, savaiminiai plotai, natūralios gamtinės buveinės, kurios yra valstybinė žemė ir buvo išnuomotos verslininkui, ūkininkui Andriui Mickevičiui, kuris nusprendė viską išnioti pavasarį. Mėly ūkininkai, jeigu stebit, kreipkitės į girių inspekciją, mes jūs paremsim. Jeigu jum yra badas, jeigu jūs mirštat, jeigu jum nėra kur pernakvot. Mėly ūkininkai, tikrai mūsų bendruomenė jūs parems. Pamaitinsim, aprengsim. Nepjaukit pavasarį. Negi, ta prasme, ant tiek reikia būti, ubago mentaliteto, kad atvaryt pavasarį ir viską išdraskyt. Ta prasme, Andriau, mes, maža šalis esam, taigi galim viens kitam padėti, jeigu tau bėda. Bet čia esmė ne kad bėda yra, ne, bet kad reikia prisipliešti ir kuo greičiau, ne, pavasarį dar. Tai jeigu čia dabar atvarytų ekologai, iš tikro tikri ekologai, dabar jeigu šitą video pasieks bent vienas tikras ekologas, prašau, kreipkitės į mus, parašykit laišką arba paskambinkit man, sumokėsim. Žinokit, žmonės mus paremė, duosim jums pinigų, suregistruokit jūs tas saugomas rūšis čia. Nes čia viskas eis šaibom, žinokit, jeigu jūs nedirbsit, viskas šaibom eis. Tai bent kažką dėl to padarykit. Čia buvo nuostabi gamtinė oazė, apie 20 hektarų plotė, viskas yra išdraskyta. Ir va čia aš vakar šitoj baloje išgirdėjau kumutės ir va čia šokinėja tie varliagyviai, čia yra kumučių. Kumutės yra toks varliagyvis, kur skleidžia labai įdomų garsą, tokį ūžesį, ar ne? Ir čia viską aplinkui, va čia viską išpjovė, visą augmeniją. Tai čia aišku, galima sakyti, kad čia yra labai saugoma rūšis, ne, ir labai reikia mums uždėti apsaugos priemonės. Saugomų rūšių informacinė sistema. Jeigu pamatot saugomas rūšis,
galite užregistruoti. Na, aš čia irgi užregistruosiu, kad girdėjau kumutės, bet realiai dabar jau yra per vėlu, nes didelė žala labai padaryta, bet, na, vat, pažiūrėkit, daugiau ar mažiau nei 20 cm. Ekologas sakė, kad daugiau nei 20 cm jau saugoma. Čia buvo iškviesti tarnybų pareigūnai, buvo informuota 112. Rezultatas kitą dieną yra viskas išvežama ir malama į drožlės. Toks rezultatas. Tai ačiū labai tarnybom. Ačiū labai. Sveiki, internetas šiandien nelabai gerai traukia. Tai čia galit matyti, va čia kumutės gyvena, saugoma raudonosios knygos rūšis. Viską aplinkui galima išpjauti. Teisėta, legalu. Įstatymai nedraudžia, tai davai suderkim viską. Čia yra viskas išvažinėta. Žemė nemačiusi, tokios technikos dar buvo. Ir provėžos, aišku, provėžos. Iš viso nieko nekontroliuojama. Provėžų nėra taisyklių Lietuvoje. Galite kasti griovius ir užsikas grabais, kaip sakant. Yra normalu. Iki pat lauko galo ten ėjo ir viskas buvo rankiam. Visur, tiesiog žmogus nusprendė prisiplėšti iš valstybės turto, nes, labai paprasta. Žiūrėkit, labai paprasta. Išsinuomai valstybinę žemę, ar ne? Ir ją gali be leidimų, kaip sakė ekologas, be leidimų išsišniot gali. Ir tada tau valstybė paspaus ranką, sakys, o tu šaunuolis, išvaliai sklypą apleistą. Išvaliai sklypą, šia tau dar išmokos. Ir tada jisai gauna, dar pasims kokias išmokas, dar parduos tą biomasę ir po to galbūt jis atsisakys tos nuomos ir paliks suterktą plotą. Bet žiūrėkit, ką dar geriau galim padaryti. Dar galima, pavyzdžiui, tą žemės ūkio žemę paskirties paimti, išpjauti, išeksploatuoti ir dar po to rapsais užsėti, ar ne? Tai vat, kai rapsais užsėti, tada galima bus nuodus, purkšt, pilt. Tai tada, tai komutės tada jau turės pasitraukti, ko gero, nes, ką jau čia, žinai, ne tiek jau čia svarbu. Yra ne viena vieta čia tokia, tokios krūvos, kur rodžiau, sukrautos, kaip čia yra, palei kelią važiuojant dar vienoje vietoje tokio dydžio krūva. Apie 20 hektarų buvo iš viso sunaikinta pavasarį paukščių veisimosi metu. Dar parodysiu iš aukščiau, iš toliau, kaip atrodo dideliam plote tikrai buvo važinėjama. Vakar ilgai užtrukau, kol sufotografavau visą medžiagą. Reikia iš tikro naujų idėjų. Žiūrėkit, aš tikiu, kad yra kūrybingų žmonių čia, ką stebit. Pasiūlykit kokią idėją, ką čia dar galima daryti. Žinokit, skambinau tarnybom, skambinau ekologui vakar. Visiems, rezultatas koks buvo. Niekas tikrai neatvažiavo, niekam neįdomu. Yra tik tai užsakyti fūros. Ir matome pirmoji fūra rapsų lauke. Bohemian Rhapsodija. Išvažiuoja. Valio, taip išvažiuoja gyvybė. Taip išvažiuoja mūsų miškeliai, miškai, šilai. Ir taip mes mylim gamtą. Ir dabar aš noriu dar parodyti kelis jums kelmus. Nes ko gero, gali tai būti, žinokit, kad ko gero pagal įstatymus aš šitą dar aiškinsiuos. Bet pagal dabartinius galiojančius įstatymus gali būti, kad iš vis nereikia jokių leidimų derinti ir taip suderti natūralius miškelius. Galima iš vis be jokios atsakomybės, be nieko. Ir ne? Bet, ką minėjo ekologas, Darius Bunikis.
Dariui Bunikį, jeigu pažįstat, paprašykit, kad sureaguotų. Aš jam skambinau, aš jam nusiųsiu koordinatės, tiesiog aš nespėju. Čia yra tokie naikinimo mastai, kad labai daug darbo yra, iš tikrųjų, labai daug darbo. Dar tokie veikiai kaip Malinauskas paima apšmeižia sekmadienį ir tada turi daryti video, kur, bent jau kažką paaiškinti visuomeniai, kad čia yra šmeižtas, nes tai yra didžiulė reputacinė žala, dėl to tikrai kreipsimės į teisėsaugos institucijas. Pažiūrėkit, normalu yra pavasarį? Pasakykit man, ar normalu pavasarį naikinti tokius medžius, visą augmeniją, viską kas gyva, su visais paukščių lizdais. Ekologam atrodo normalu. Žiūrėkit, aš dirbčiau tokį darbą, ne? Ir būčiau ekologas. Tai ta prasme, arba aš jo nedirbčiau, arba aš dadėčiau pastangas, kad kažką ekologiško nuveikti. Pasižiūrėkit, haltūra visiška. Ei, ekologai, atvažiuokit, sumatuot kelmus. Nes viską išpjaus nacher. Atvažiuokit sumatuot, ar man sumatuot jums nuotraukas atsiųsti. Ar čia yra pažeidimai ar ne, jūs man pasakykit. Sakė 20 cm, ar ne, nesaugomi. 20 cm. Tai kiek čia, centimetrų? Kiek čia centimetrų? Gal 15,5. Vilkaviškio rajonas, masinė destrukcija. Tarnybos pasirūpino tuo, kad šiandien būtų skubiai išvežinėjami 20 cm, Pažiūrėkit. Jau toks medis pagal įstatymus turėtų būti saugomus. Kad ir kokie tie įstatymai bergždi yra pas mus, bet netgi pagal dabar galiojančią tvarką. Gerai, šitą reikia irgi informaciją tikrinti, čia man ekologas papasakojo Darius Bunikis. Susirast galit kontaktus, paskambinti, paprašykit, kad atvažiuotų. Jisai žino tikrai tą vietą, apie ką aš kalbėjau skambučio metu, sakė, jūs koordinatės, dabar tikrai jisai jau žino, kur mes esam. Paskambinkit jam, paprašykit, kad atvažiuotų, užfiksuot, ar jisai išdavė leidimus išpjauti šitą medį. Vakar man telefonu sakė, kad neišdavė. Iški nieko su juo nederino. Tai reiškia, savavališkai buvo išpjauta, ar ne? Kodėl čia neatvažiavo ekologai? Švakar tarnybas informavau. Informavau aplinkos apsaugos departamentui, buvo perduota informacija. Man paskambino pranešimo skyrius, dar matom, sakai, eina medis, galvoja, kad jis dar gyvas ir dar stengiasi paduoti energiją. Skruzdėlynai, čia visa ekosistema, žinokit. Medis yra ne vienas organizmas, o visa ekosistema. Čia tiem, kas dar nežino ir tikam, ar jūs žinot, įsivaizduot, kas yra ta ekosistema? Čia ne kažkoks mechaninis terminas, čia gyvybės yra sudedamosios dalis. Į tą ekosistemą patenkat ir jūs. Pasižiūrėkit, 20 cm ar ne. Ekologas Darius Bunikis, prašom atvažiuokit, pamatuokit tos suknistus kelmus, Jau žinokit, piktis, jau žinokit, nėra kaip kalbėti kitaip. 20 cm ar ne. Tai čia ištisai tokie kelmai viens po kito eina. Sakė, turi derinti su ekologu, jis nieko nežino. Tai dabar gal kai mato video, ar ne, gal tada jisai atbulinė tvarka išrašys kokį leidimą. Aš nežinau, žinokit, čia aš spėlioju, bet kažką daryti tai reikia. Nes visi savaiminiai miškeliai, visi
tokie natūralesni gamtos plotai, kur gausų raudonosios knygų rūšių bus viskas išvanuota, jeigu nieko nesiimsim. Šiandien viena po kitos fūra važiuos sutarkuot medieną iš šitų vietų. Iš viso pagal ekologus, ką man vakar aiškino, kad blindės tokie medžiai, kaip blindės, ten drebulės iš vis nesaugomas. Jas bet kada, bet kaip gali išvanuoti ir nereikia jokios atsakomybės dėl to. Einam, parodysiu dar kelmų. Sakė 20 cm. Čia buvo, tarp kitko, žinokit, buvo atvažiavę, jau vietos gyventojai man pasako, buvo atvažiavę ir iš regioninio parko. Ekologas irgi jau buvo informuotas. Matyt, apsimetė šlangą vakar. Nekaltinam žmogaus, jisai šiaip ilgai kalbėjo su manim, bet jeigu jūs nedirbsit, tai leiskit kitiem žmonėm dirbti, kuriem iš tikro svarbu gamta, kurie atvažiuotų, pamatuotų. Ne, Remigijau, jei leidimą išdavė, ta prasme, negali būti tokia sistema. Jūs supraskit, dabar pavasaris yra paukščių veisimosi metas. Čia yra mažiausiai nežmoniška, neetiška, aš nežinau kaip pasakyti. Ta prasme, kokie gali būti kirtimai pavasarį, ypač tokiose vietose. Aš griežlę girdėjau vakar šitose pievose, kur traktoriai važinėja, griežlę girdėjau. Žinot, kad Europai saugomas toks yra paukštis griežlė. Čia anksčiau tai būdavo jų daug, dabar jau netiek daug rasi tų buveinių, kur griežlės būna. Dovydas Morkys, siūlau susilaikyti nuo tokių komentarų, nes, kaip sakant, mums nereikia tokių pas mus. Išmesim, užblokuosim, tiesiog arba normaliai bendrauja, arba žinai, kur reikia. Kaip dabar madinga sakyti ir apie LRT, tuos laivus jau. Čia dabar kultūros yra viršūnė. Mums tokia kultūra yra, žinokit, žmonės tokia kultūra išplėš, sudarkyt pavasarį. Va čia yra mentalitetas. Ir tam, žinokit, neturiu aš pykčio tam ūkininkui, bet, prašau, kreipkitės, ūkininkai mėly, jeigu tikrai jums badas. Jeigu neturit ką pavalgyti, kreipkitės, mes jūs paremsim, kažkaip bendrom jėgom, neišpjaukit pavasarį jūs tų vertingų buveinių. Neišpjaukit, bent jau savo paties protų naudokitės iniciatyvą, parodykit, kad bent kažkiek jums rūpi, tie paukščiai, gamta. O kad ten tarnybose hipokritai sėdi, tai senai visiems aišku, jie ten nieko nedaro, jau kiek metų nieko nedaro. Ir va dabar tas geltonas maras, jisai pamažu plečiasi. Ten jo yra. Ir čia, jeigu nieko nedarysim, visas tas plotas, kurį aš apėjau, bus užsodinta rapsais. Pats eiktų, kodėl pats dirbu su miškakite ir smargu matyti. Kirsim ir iškirsim. Dovydas Morkys, taip išreiškė save, užuojautą tau, tavo artimiesiems, tegu padeda tau Dievas. Čia daugiau neturiu ką pasakyti. Normalu. Matot, yra ir komentatorių Nikolajus Nikolajus irgi labai gražiai atsiliepė apie mane. Ačiū tau. Tegu padeda tau Dievas, tegu apšviečia tau protą ir, kaip sakant, kantrybės ir ištvermės tavo artimiesiam, kas su tavim būna. Pažiūrėkit, pavasarį paukščių veisimosi metu. Štai tokie medžiai yra išpjaunami.
stambus medžiai, ir beržai, ir uosiai 100-mečiai, ir eglės, rodžiau kelmus, savaiminiai miškai, tikriausiai neteisėtai, tie želdiniai buvo pjauti, įstatymų nėra ir nėra jokios atsakomybės. Va, pažiūrėkit, tikrai ne 20 cm, tikrai nėra čia 20 cm, niekam neįdomu. Skambinau vakar ekologams, tarnyboms, sureagavo, labai džiaugiamės, kad sureagavo tarnybos. Ačiū valstybei, kuri rūpinasi gamta ir išteklių saugojimu. Paprašau, rezultatai. Viena fūra jau išvažiavo, tu atvažiuos kita. Viską reikia išvežti, įkalčius visus. Tai va, nėra valstybės, nėra kam rūpėtų, nėra ekologų. Ir kas yra jautrus gamtai žmonės, kurie stebi, tai tiesiog pradėkime kalbėti, prašykime žmogiškai tų ūkininkų, žiūrėkit, paprašykim, kad nepjautų. Jeigu valstybė neįgali nespėja sudėti saugiklių, jeigu ministerija nesugeba nieko padaryti dėl to, tai prašykim tų ūkininkų, sakykim, mes paremsim, susimesim jums pinigų, kad jūs, nebadautumėt, bet, nekirskit jūs pavasarį, reik proto turėti, žmonės, taigi su visais lizdais, su paukščiais viskas sutarkuoja dabar. Ekologam tai yra iš viso labai didžiulis nusivylimas, aš jums pasakysiu, esu be galo nusivylęs saugomų teritorijų tarnybą, regioninių parkų direkcijom. Absoliutus yra nulis. Kokios yra pastangos įdėtos, kad keistusi situacija miškuose ir va tokiuose savaiminiuose plotuose. Jokių pastangų. Buvo regioninio parko čia atstovai atvažiavę, nieko nepadarė, nesuvaikščiojo, nei jiems įdomu tos saugomos rūšys, nei ką. Va čia vietos gyventojai daugiau žino. Tai kur tie mokslininkai? Čia pulį pakvieskim, gal davai nufilmuok griežlę, gal tu ten užregistruok, kažkokią apsaugą uždės. Nežinau, žinokit, patarkit jūs ką daryti. Su Nikolajum atrodo galima jau ir susišnekėti, kantrybės ir tau, žmogus šiek tiek nurimo. Tai lengva viens ant kito ar ne išsidarkyti, kai gyvai nematai ar ne. Ir čia mes galim greit prisikurti apie viens kitą dalykų istorijų. Bet turiu aš ir kitų veiklų ir darbų. Ir čia negalvokit, kad mes kažkokie ir bedarbiai ir tik tai lojam, kaip sakant, ant tų medkirčių. Ir iš tikrųjų sunku viską suspėti, nes labai daug tų ir pažeidimų yra ir va tokios įteisintos veiklos, kuri iš vis neaišku, kam jinai dirba, kam jinai tarnauja, kas iš to uždirba. Ar NŽT žino dabar, kad čia vykdomi pjovimai? Ar žino, kad valstybinė žemė dergiama yra? Skambinau vakar tarnybom, aplinkos apsaugos departamentui. Paskambinkit ir jūs, žinokit. Paskambinkit tiesiog. Užverskim juos skambučiais. Aš įkelsiu koordinatės. Tegu važiuoja, tikrina, tegu suregistruoja, nufotkina provežas. Tegu paaiškina visai visuomeniai prieš kameras, asmeniškai. Aš esu aplinkos apsaugos departamento darbuotojas, toks ir toks, iš tokio skyriaus. Ir paaiškinu, kad čia yra normalu. Suvarinėti žemę visą, sudrožti pavasarį ir išpjauti. Ir kad tai yra teisiškai gerai, ir kad tai yra, gamtai yra ok. Aš noriu taip pamatyti, labai aiškiai išgirsti. Iš jų paties, nes dabar toks jausmas jie net neateina ir nedavažiuoja. Dėl to iš principo mes ir dirbam, nes nėra tarnybų, nėra. Kam jūs, pavyzdžiui, paskambinsit dėl miško kirtimo? Kas jūs pakonsultuos? Rapsai, mėlyjei, rapsai. Atrėda atidunda. Chemijos pramonės stebuklas.
ir rapsai ateina į natūralias pievas. O čia dar matot gabalėlį to natūralaus gėrio, kur ir graužikų įvairios rūšys. Ir šituoj savo transliaciją baigsiu. Gavau skambutį iš nežinomo numerio. Šiandien aš jums dar suteiksiu daugiau informacijos, kas čia bus ir kas čia bus daroma. Ir ar čia iš vis kažkas atvažiuos, ar bus sureaguota, ar po velnių tie ekologai kažką susiims ir biškį pamatuos. Yra laukiama kitos fūros šiuo metu. Masiškai sunaikinami savaiminiai miškai, savaiminės pievos sudarkomos, ardomos pelkės. Paskambinkit ir jūs Dariui Bunikiui, paskambinkit Vištyčio regioniniam parkui, VSTT saugomų teritorijų tarnybai. Paskambinkite DŽT, galit susirasti tikrai informaciją. Sustabdykim šitą nesąmonę. Tikrai 100 žmonių, jeigu pasieks 100 žmonių šitas video ir kažko imsimės, tikrai mes pakeisim. Aš tikiu, kad nuo šitos vietos mes geltoną marą sustabdysim ir išsaugosim tūkstančius hektarų savaiminių plotų. Reikia tiesiog šiek tiek padirbėti. Ačiū visi.